Sveiki visi, taigi, kaip ir žadėjau, po 10 dienų nevalgymo maratono rašau jums video. 10 dienų pasibaigė praeitą savaitę, pirmadienį, lygiai savaitė jau praėjo ir ta savaitė buvo tokia atsistatymo. Buvo kažkiek sunkoka, todėl nerašiau nieko ir dabar jau praėjus savaitėj, šiandien pradedu jau šiek tiek sportuoti namuose, esu įsigijęs presiukui tokį, hanteliukai čia šalia stovi ir pradėsim po truputį judėti ir gražėti. Šiaip visas 10 dienų buvo gan ir sunku ir ne. Pirmos 7 dienos buvo labai lengvas, nesijautė kažkokio tai ten diskomforto. Ta laiką geriau vandenį po kažkur apie 4-5 litrus į dieną. Per 10 dienų nukrito apie 10 kg plus minus ir sunkiausia buvo nuo 8 dienos. 9-10 dieną galvojau, iš tikrųjų net laikysiu ir užsilenksiu, apskritai neišgyvensiu, nes labai stipriai skaudėjo širdį, bet kažkaip dantis sukandęs iškentėjau, pradėjus valgyti dar 2-3 dienas skaudėjo tą širdį labai, matyt dėl visokių naudingų dalykų, netekties ir visa kita. Bet dabar pradėjau valgyti normaliai, naudoju šitą žuvų aliejų, maisto papildus, kreatiną, daug vaisių, visą kitą ir po biškį atsistatinėju ir tikrai jaučiasi gerai. Šią savaitę, gal net 2 savaitės bandysiu sportuoti tik namuose kiekvieną dieną su lengvais svoriais, plus išeiti pasivaikščioti, jeigu oras leis, jeigu nebus labai baisiaus lietaus ar ten dar kažką, jeigu snigs, tai vis tiek eisiu, bet jeigu bus labai blogas oras, didelis lietus, tai tada tikrai neisiu, nenoriu peršalti ir peršlapti ir visa kita. Pirmiausia, ką aš dariau prieš ir einant šitą dietą, kaip sakant, ką čia 10 dienų tą be maisto maratoną, ir susižinojau viską, ko reikia, ką galima, ko negalima. 10 dienų yra nemažas laiko tarpas ir tikrai yra labai didelė rizika. Geriau nerekomenduočiau daryti tai namuose. Kadangi dar vis esu biuletenį, tai man buvo gal kažkiek lengviau ir paprasčiau, nes nereikėjo nei darbo, nereikėjo kažkur, tai aš tiesiog eidavau trumpai pasivaikščiot, kažkur tai ir gerdavau daug vandens. Man visą laik buvo vanduo prieinamas, visą laik buvo galima nueiti atsigult, pasidėti, filmą pažiūrėti, pailsėti ir visa kita. Jeigu kažkas tai norėsite atlikti tokius dalykus, tai kiek žinau, Lietuvoje yra tos bado stovyklos, kur ten savaitę žmonės nevalgo 7 dienas, bet ten yra prižiūrima profesionalų ir duodami ten kažkas tai ten kažkaip padeda geriau ir prižiūri. Aišku, tai sakė, beprotiškus pinigus kainuoja, ten 3000 eurų, man atrodo, už tas 7 dienas, bet matyt verta. Ir tai atlaikyti tas 7 ar 10 dienų, numesti daug svorio yra galbūt tik lengviausias dalykas, sunkiausias dalykas yra po to. Kaip ir daugumas tikriausiai ir jūsų bandė, ar jūsų pažįstamų bandė laikytis dietos, pasiekdavo labai puikių rezultatų ir paskui po kiek laiko vėl atkrisdavo ir vėl viskas iš naujo, vėl užburtas ratas ir visa kita. Lygiai taip pat ir aš papuolęs į tą užburtą ratą, kai atrodo pasiekė neblogų rezultatų, numeti tą svorio ir vėl viskas iš naujo, vėl atkrenta, vėl pradedi savęs nemėgti, vėl pradedi kažką tai galvoti, vėl daryti visas dietas, visa kita, vėl daugiau informacijos, daugiau visko. Šį kartą aš galvoju, kad nedarysiu daugiau tų dietų visokių ir tai nebuvo dieta, tai buvo tiesiog aš noriu pakeisti savo gyvenimo būdą.
noriu pakeisti savo gyvenimą, nes su metais jaučiasi, ypač viršsvoris jaučiasi ant kojų, labai kelių skauda, kai didesnis svoris, nuvargstu greitai ir visa kita. Dabar mano svoris per tą savaitę atsistatė 1,5–2 kilogramus, 1,5 taip. Ir kol kas nekyla, aišku, aš nevalgiau ten daug, gal biški per daug tų avižų valgiau su riešutų sviestu, ten jau gal 0,5 kilogramo to riešutų sviesto suvalgiau, tai keli tūkstančiai papildomų kalorijų, bet nieko. Matyt, taip reikia mano kūnui. Naudoju, aišku, multivitaminus, kreatiną, kaip minėjau, kreatinas labai daug jėgų duoda ir kreatinas pakeitė tikrai mano gyvenimą po naujų metų, kai iki naujų metų galvojau, bus šakės, nebeturėjau motyvacijos, bet pradėjus kreatiną ir vitaminus gerti tikrai pasikeitė. Dabar artimiausi planai, ką sustiprinti sveikatą, gal savaitę, 2 pasportuoti namuose, grinai taip atsigauti lengvai, įeiti į ritmą, šiek tiek raumenis likusius, nes daug išdegė, šiek tiek pramankštinti ir galbūt nuo kovo mėnesio eisiu į sporto salę. Šalia manęs atsidarė labai gera sporto salė, yra crossfitas, buvau prieš pradedant dietas, tiksliau net ne dietą, o 10 dienų nevalgymo maratoną. Buvau nuėjęs, pabandžiau crossfitą, labai patiko, labai faino, labai gerai ir norėčiau tęsti, bet vėlgi, kadangi buvo viršsvoris, pradėjo kelius skaudėti ir turėjau nutraukti, tada nusprendžiau viską kardinaliai daryti ir keisti. Aišku, tikriausia, tos temos yra apkalbėtos ir niekam čia neįdomu apie tai, bet tikiuosi, kad žmonės pasižiūrės ir norės pakeisti savo gyvenimą ir pasinaudos mano patarimais. Aišku, tie patarimai yra tokie iš mano asmeninės patirties, tai nėra profesionalūs patarimai, kurie ten paremti medicininiais tyrimais ar dar kažkais. Aišku, aš daug skaičiau ten tų visokių dalykų, pasirodo mano artimas giminaitis veda tas bado stovyklas ir patarė, ką daryti, kaip atsistatyti, kokie simptomai, visa kita. Plus susisiekiau su Andrium Pauliukevičium, pasišnekėjau apie valandą, gal šiek tiek daugiau, apie mitybą, apie kalorijas, apie sportą, visą kitą. Daug aš ten prisirašiau, kelis lapus ir noriu tęstis viską pagal jo rekomendacijas, pagal tų visokių sportininkų ir viso kito rekomendacijas ir tiesiog gyventi sveiką gyvenimo būdą. Metai eina ir kuo toliau, tuo labiau supranti, kad kūnas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Daug tikriausiai kartų esate girdėję, mylėkite save, pamilkite save ir visa kita. Ir mano atveju tai labai jaučiasi, kad meilė savo yra svarbiausia ir rūpinti savim, savo kūnu, o ne kitais. Ir tiesiog svarbiausia, kad pamilti save, patikėti savim, nes mes bandom kažkam kažką įrodyti, kažką tai padaryti, atiduoti save kitiems, kad būti įvertintam ar dar kažkas ir taip išdalinam save. Bet ateina laikas, kad matai, kad tas savęs dalinimas tik tai pačiam kenkia. Taigi norėčiau, kad tikrai daug žmonių prisijungtų prie tų gyvenimo permainų, susitvarkytų mitybą, susitvarkytų savo gyvenimą. O iš tikrųjų galima tapti turtingu, galima tapti laimingu, sveiku ir visa kita ir gyventi tikrai visai kitokį visavertį gyvenimą. Tikiuosi, kad bent jau kažkas pasižiūrėjo iš čia, pastatys laiką, kažkas gal pasirašys, pasubscribins
mes auksime po truputį ir keisimės kartu. Ačiū Jums labai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito, iki.